Sveiki, mėly kolegos. Šiandien pašnekėsime apie anemijų farmakoterapiją. Anemijos gali būti klasifikuojamos į įvairių priežasčių. Galbūt anemijom atsirasti, tai gali jos atsirasti dėl kaulų čiulpų pažeidimo, geležies stokos, B12, folio rūgšties nepakankamumo, taip pat autoimuninių ligų ar nukraujavimo. Anemija tai reiškia, kad kas yra netinkama eritrocitų, per mažas eritrocitų kiekis kraujyje. Eritrocitai yra gaminami iš pluriopotentinių kamieninių ląstelių, veikiant granuliocitų kolonijas stimuliuojančiams faktoriams, interleukinui 3 ir eritropoietinui, yra pirmiausia išsidiferencijuoja iki retikulocitų, kurie išeina į periferinį kraują ir per maždaug savaitę subręsta iki eritrocito. Eritrocito gyvenimo trukmė yra apie 120 dienų. Fiziologiškai hemoglobino kiekį ir eritrocitų kiekį kraujyje reguliuoja inkstai per eritropoietino sintezę. Reiškia, inkstai iš esmės stebi deguonies saturaciją kraujyje ir pagal tai reguliuoja eritropoietino išsiskyrimą, kuris savo ruožtu skatina eritrocitų gamybą, užkirsdamas kelią eritroidinių pirmtakų ląstelių apoptozei. Eritrocitai yra sunaikinami blužnyje. Taip, ferodeficitinės anemijos farmakoterapija. Geležis yra absorbuojama, taip patofiziologiškai žiūrint, reiškia žarnyne, ir neorganinė geležis yra rezervuojama per dvivalenčių metalų pernešėją DMT1, o hemogeležis per hemopernešimo baltymą 1 HCP1. Žarnyne absorbuota geležis arba iš absorbuoto chemo išlaisvinta geležis aktyviai pernešama į kraują per feroportiną arba kaupiama feritino pavidalu. Kraujyje geležį perneša transferinas, kuris gabena į eritroidinius pirmtakus kaulų čiulpuose, į hepatocitus. Transferino ir geležies kompleksas jungiasi prie transferino receptorių eritroidiniuose pirmtakuose ir hepatocituose ir yra internalizuojamas. Išlaisvinus geležis šis kompleksas yra grąžinamas į plastinę membraną. Makrofagai, fagocituojantys esančius eritrocitus, atgauna geležį iš eritrocitų ir ją eksportuoja arba kaupia feritino pavidalu. Hepatocitai taip pat naudoja kelis mechanizmus geležiai pasisavinti ir ją kaupti feritino formą. Didelės geležies atsargos kepenyse didina hepcidino sintezę, o hepcidinas slopina feroportiną. Mažas geležies kiekis hepatocituose ir padės eritroferono kiekis slopina hepcidiną ir skatina geležies absorbciją per feroportiną. Geležies stokos anemija dažniausiai yra pradedama gydyti preparatais per burną. Turim įvairių preparatų, tai yra geležies sulfatas, geležies gliukonatas, geležies fumaratas. Tai yra per oralinės, dažniausiai tabletinės geležies formos. Svarbus komentaras yra, kad skiriant geležies preparatus per burną, geležies stokos anemija yra gydoma bent 3-6 mėnesius. Kadangi, kad išsivystytų geležies stokos anemija, iš esmės turi būti išsekintos geležies atsargos organizme. Dabar atkreipkite dėmesį, kad mes geležies tą anemiją stokos galim nustatyti ištyrę transferino saturaciją, feritino koncentraciją, taip pat geležies koncentraciją organizme, bet taip pat numatydami bendram kraujo tyrime anemiją mikrocitinę su sumažėjusiu vidutiniu hemoglobino kiekiu eritrocite. Tačiau yra toksai smulkmenėlė, kad feritinas, nors ir naudojamas dažnai tiek monitoravimo atsakų į gydymą, taikant geležies preparatus, bet reikia nepamiršti, kad feritinas taip pat yra ūminės fazės reaktantas, tai reiškia, esant aktyviam uždegiminiam procesui, kaip pavyzdžiui infekcijai, tai jisai lygiai taip pat būna padidėjęs kaip CRB ir jisai nerodo, kad per daug yra geležies tas feritino padėjimas, tiesiog rodo, kad yra uždegimas. Tačiau, kai feritinas labai reikšmingai padės, nėra jokio kažkokio infekcinio proceso, galima įtarti, kad organizme yra susikaupusi geležis ir galbūt net yra jos toksinis poveikis dėl įvairių priežasčių, tiek dėl genetinių ligų, tiek dėl apsinuodijimo geležimi.
Lietuvoje geležies preparatai yra kompensuojami prie mitybinės elementarinės kilmės anemijų 100%. Šiuo metu Lietuvoje mes turim įvairių geležies preparatų, tai yra tiek geležies hidroksidų dekstrano kompleksai, tai čia yra intraveniniai, bet taip pat mes turim ir geležies sulfato, geležies fumarato su folio rūgštim bei geležies hidroksido. Tai vat. Iš esmės, intraveninė geležis nėra pirmo pasirinkimo būdas gydyti geležies stokos anemiją, dėl to, kad nors, pavyzdžiui, geležies preparatai skiriami per burną, jie gali sukelti virškinamojo trakto sutrikimus, tokio netoleravimą, tačiau intraveninės geležies preparatai yra tokie, na, aišku, tas intraveninis vartojimas iš esmės turi būti taikomas medikų priežiūra, tai jau negalite ambulatoriškai leistis patys būdami kažkur tais. O kitas niuansas, kad tos intraveninės geležies infuzijos gali turėti ūminės anafilaksinės reakcijas ir infuzijos reakcijas, reiškia, tai gali būti tokių ūminių nepageidavimų reakcijų. Dėl to yra antro pasirinkimo šie preparatai, tokiam paprastai geležies stokos anemijai. Dabar vitamino B12 trūkumo anemijos gydymas. Žmogaus organizme dviems esminėms fermentinėms reakcijoms būtinas vitaminas B12. Vienoje iš jų metilkobalaminas veikia kaip tarpinė medžiaga, pernešanti metilo grupę iš metiltetrahidrofolato homocisteinų ir susidarant metioninui. Nesant vitamino B12, pagrindinė su maistu gaunama organizme kaupiama foliato forma N-metiltetrahidrofoliatas negali būti pavirsta tetrahidrofoliatu, kuris yra foliato kofaktorių pirmtakas. Dėl to vitamino B12 trūkumas sukelia foliato kofaktorių reikalingų įvairioms biocheminėms reakcijoms susijusiams su vienu anglies atomo grupių pernaša stoka. Ypač svarbu tai, kad tetrahidrofoliato sumažėjimas sutrikdo pakankamą dekstimidilato ir purino reikalingų DNR sintezei greitai besidalinančiose ląstelėse gamybą. Foliato kaupimasis N-metiltetrahidrofoliato pavidalu ir kartu pasireiškiantis tetrahidrofolato kofaktorių sumažėjimas esant vitamino B12 trūkumui vadinamas metilfoliato spastais. Tai biocheminis etapas siejantis vitamino B12 ir folio rūgšties metabolizmą ir paaiškina, kodėl vitamino B12 stokos sukelta megaloblastinė anemija gali būti iš dalies koreguojama vartojant didelės folio rūgšties dozes. Folio rūgštis fermento dihidrofoliato reduktazės veikiama gali būti redukuojama iki dihidrofoliato, o vėliau tetrahidrofoliato šaltinių reikalingų puridų ir DTMP sintezei, kurie yra būtini DNR gamybai. Vitamino B12 trūkumas sukelia homocysteino kaupimas dėl sumažėjusios metilkobalamino gamybos, kuris būtinas homocysteino virtimui metioninu. Padidėjusi homocysteino koncentracija serume gali būti naudojama padėti nustatyti vitamino B12 trūkumo diagnozę. Yra pastebėta, kad padidėjęs homocysteino kiekis serume gali didinti aterosklerozinės širdies ir kraujagyslių ligos riziką, tačiau kol kas tokio aiškaus ryšio ypač su miokardo infarktais ar insultais nėra nustatyta. Kita reakcija, kuria reikalingas vitaminas B12, yra metilmalonil-CoA izomerizacija į succinil-CoA katalizuojama fermento metilmalonil-CoA mutazės. Esant vitamino B12 trūkumui ši reakcija negali vykti, todėl kaupiasi substratas metilmalonil-CoA ir metilmalono rūgštis ir padėjus metilmalono rūgšties koncentraciją serume ir šlapime gali būti naudojama vitamino B12 trūkumo diagnozei patvirtinti. Anksčiau buvo manyta, kad nenormalus metilmalonil-CoA kaupimas sukelia neurologinius vitamino B12 trūkumo pasireiškimus, tačiau naujesni duomenys rodo, kad neurologinių sutrikimų priežastis greičiau yra metionino sintezės kelio sutrikimas. Tačiau nepriklausomai nuo tikslaus biocheminio mechanizmo, tai yra žinojimas, kad vis tik folio rūgšties skyrimas esant vitamino B12 trūkumui neapsaugos nuo neurologinių pažeidimų, nors iš esmės gali ištaisyti dėl vitamino B12 stokos atsiradusią anemiją. Tai nepaisant šios visos labai įdomios biochemijos, reikia suprasti tokį dalyką. Jeigu yra makrocitinė anemija, tai gali neatsirasti dėl mitybos nepakankamų, gali atsirasti dėl alkoholinio toksinio poveikio, tačiau nepaisant kokia tai bebūtų ten diagnostika, jeigu nustatot makrocitinę anemiją, reikia koreguoti tiek folio rūgšties nepakankamumą, tiek vitamino B12 stoką. Net nepasitikslinus, ar vis tik tai ten jos abi yra, ar jų abiejų nėra nepakankumas, bet tiesiog reikia koreguoti iš karto abi. Tada išvengsite neurologinių komplikacijų.
B12 preparatai gali būti įvairūs, tiek intraveniniai, tiek peroraliniai. Tai iš peroralinių preparatų mes turim cianokobalamino, jo yra skiriama paros dozė apie 1000 mikrogramų. Ir taip pat yra parenteriniai preparatai, jie yra skiriami vitamino B1, B6, B12 sukeltų neuritų gydymui. Na ir iš esmės neretai jie atsiduria arsenale ginant žmonės, kurie piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais. Tai vat. Folio rūgštis, kaip jau pažymėta, jinai yra svarbi gydant makrocitinės anemijas ir taip pat dalyvauja DNR sintezėje. Dabar taip pat vaistai, kurie gali sukelti būtent per šitą foliatų vitamino B12 mechanizmą stokos. Kai atsiranda makrocitozė, kuri būdinga megaloblastinėms anemijoms, tai jinai atsiranda dėl DNR metabolizmo sutrikimo, kuris sukelia vitamino B12 arba folio rūgšties trūkumas. Ir šį tokį būklę gali sukelti įvairūs vaistai, tokie kaip hidroksišlapalas arba hidroksiurija, zidovadinas, citarabinas, metotrexatas, azotioprinas, 6-merkaptopurinas ir kladribinas. Taip pat tokie vaistai kaip trimetoprimas taip pat gali būti susiję su tokie antibiotikas kaip trimetoprimas sulfametoksazolinis, jis irgi turi savo antifoliatinį poveikį ir gan dažnai yra vartojamas, tai tiesiog tą reikia žinoti ir kartais šalia paskirti folio rūgšties papildų, kurie yra vaistai tablečių forma. Esant vitamino B12 ar folio rūgšties stokos anemijai, megaloblastozė išsivysto dėl folio rūgšties ir vitamino B12 priklausomos nukleorūgščių sintezės sutrikimo nesubrendusiuose eritrocituose. Nors vitamino B12 ir folio rūgšties trūkumas yra dažnas makrocitozės priežastis, jų nenustačius būtina įvertinti ir kitas galimas priežastis. Tai gali būti aplazinė anemija, malodisplasiniai sindromai arba piktnaudžiavimas alkoholiu. Iš esmės visada nustačius makrocitinę anemiją reikia koreguoti, tai būtina koreguoti skiriant folio rūgštį ir vitaminą B12, kaip pavyzdžiui cianokobalamino forma. Kontraindikacijos dažniausiai tai iš esmės yra, aišku, turbūt pacientų atsisakymas, bet taip pat ir alergijos, bet sakau, labai svarbu yra nepamiršti, kad negalima koreguoti tik tais vitamino B12 ar ten vitamino folio 9. Tos stokos reikėtų iš esmės koreguoti, nes abi ir iš karto. Taip pat labai svarbu yra ilgalaikė stebėsena, užtikrinti, kad pacientas suvartotų paskirtą gydymą ir tai vertinti, skirti tinkamą palaikomą terapiją. Na ir aišku, turbūt svarbiausias dalykas tai yra prevencija, reiškia vengti toksinių medžiagų vartojimo, o vartojant vaistus, kurie turi antifoliatinį poveikį, tai kaip pavyzdžiui metotrexatą, tai iš esmės šalia yra vartojami folio rūgštis, tik skirtingom dienom. Ir šito nevartojant, tai išsivysto labai aiškios anemijos ir apsinuodimas, tai to reikėtų vengti tinkamai vartoti vaistus. Taip pat lėtinis uždegimas gali sukelti anemijas. Tačiau pagrindinis būdas gydyti lėtinės uždegiminės tos anemijos, tai yra iš esmės nustatyti pagrindinę ligą. Reiškia, tai yra tikrai nereta liga, ypač vyresniam amžiuje, tai jinai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių. Ir kas lėtinės ligos, tai galbūt tiek kažkokios lėtinės infekcijos galėtų būti, bet tai gali būti neretai ir su onkologija susiję dalykai. Tai iš esmės reikia atlikti savalaikę diagnostiką, ištirti inkstų, širdies funkcijas, nes inkstų nepakankamai gali nebūti tokie kai kurie akivaizdus, kadangi atmetus ūminį inkstų funkcijos nepakankamą, kuris išsivysto dėl kažkokių tai sudėtingų būklių kaip sepsis ar labai didelis nukraujavimas ar vaistų toksinis poveikis, lėtinis inkstų nepakankamumas kartais, jisai visada mažėja inkstų funkcijos amžium, tačiau kai yra pasiekiamas advanced age virš 5 metų, iš esmės gali atsirasti ir dėl inkstų ligų. Tokių lėtinių mažai matomų, reiškia, lėtinės tos anemijos. Tai iš esmės reikėtų
koreguoti, aišku, skirti geležies preparatus, folio rūgštį, vitaminą B12, bet taip pat atlikti tinkamą diferencinę diagnostiką, kad nustatyti priežastis. Ir jas koreguoti, ypač jeigu tas yra įmanoma. Dabar kitas specifinis niuansas yra inkstų funkcijos nepakankamumo sukeltos anemijos farmakoterapija. Tai inkstų funkcijos nepakankamumas, tai kas reiškia, inkstai netinkamai išskiria eritropoetiną, išskiria per mažai, nereaguoja audinių išemiją, ir išsivysto tokia anemija dėl inkstų ligos. Tai aišku, galima dar paminėti, kad iš esmės mes turim ne tik kaip anemijos tokį dalyką, bet turim dar kai kurios preparatus, kuriuos galim skirti ir koreguoti tam tikrus kitus kraujo ląstelių nepakankamumo sindromus. Tai vienas iš jų yra trombocitopenija. Tai trombocitopenijos gydymui galima skirti tromboplastina, kuris turėtų stimuliuoti trombocitopeniją, trombocitų gamybą ir padėti išvengti trombocitopenijos. Bet iš esmės, kaip jūs turbūt pastebėsite, ar jau pastebėjote, nei anemija, nei neutropenija, nei trombocitopenija iš esmės jūs nėra kaip visiškai atskiros ligos, jos dažniausiai yra kaip komplikacija. Trombocitopenija, tokia ypač idiopatinė, tokia iš niekur atsiradus, jeigu nėra tikra trombocitopenija, tai atmetus ten tą tokią būklę, kai atsiranda dėl sąveikos su EDTA, į ten mėgintuvėlį tokį paėmus, tai gali gautis fakticinė trombocitopenija. Tai šitą sindromą atmetus, reiškia, kas? Tai yra simptomas, kad pirma, tai gali būti paraneoplastinis procesas, nes kai kurie paraneoplastiniai onkologiniai procesai gali manifestuoti kaip trombocitopenija, dėl to reikalinga tokiam pacientui plati diferencinė diagnostika. Taip pat, ką aš visai neseniai sužinojau, kad taip pat trombocitopenijos gali būti pirmas toks kaip simptomas živ infekcijos. Tai yra tokios įdomios būklės. Aišku, jeigu trombocito yra kokiu vienu vienetu mažesnį negu norma, tai čia žinau, kad ne ta trombocitopenija, kurią gydyti ar diagnozuoti reikėtų. Kartais norisi, bet sakau, turbūt jeigu jinai išreikšta, tai reikia ieškoti lygos. Neutropenijos taip pat jos labai retai būna, kad atsirastų taip iš niekur. Jas gydyti galima simptomiškai granulocitų kolonijų stimuliuojančiais faktoriais, kaip filgrastimo. Bet reikia irgi suprasti, kad ta neutropenija dažniausiai yra toksinio poveikio pasekmė. Tai skiriant, pavyzdžiui, chemoterapiją ir tos, fibrilinės neutropenijos sindromas, tai kartais granulocitų kolonijų stimuliuojančiais faktorius skiriami šią sindromo profilaktikai, tačiau tai tokia būklė kaip neutropenija yra ūminė, būklė reikalaujanti, iš esmės net ir stacionarinio gydymo. Tačiau grįžkime prie tos mūsų gal dabar artimesnės mūsų temos, tai būtent eritropoetino preparatai, kurie yra skirti inkstų anemijos gydymui. Kad būtų įdomiau, aš jums įdėjau ir nuorodą į puikų straipsnį, tiksliau sakymą, reiškia, mes kažkada, kai tai atsirado, tai buvo gana brangus preparatai. Ir jie skiriami yra dializinėms ligonėms ir jų skyrimo tvarka yra aprašyta būtent prie dializuojamų pacientų ir pacientų, kuriems persodintas inkstas gydymo kompensuojamais vaistais tvarkos aprašo. Ten yra numatytas tiek tinkamas dozavimas, tiek kompensavimo indikacijos. Tai eritropoetinas pagrindinė yra skiriamas esant inkstų nepakankamumui. Kartu su intraveniniais geležies preparatais, kadangi šie ligoniai iš esmės turi tikrų ligų, jiems yra sutrikusi negrįžtama inkstų funkcija. Tai bent jau tiem, kurie dializuojami, tai jiem būtinai reikia papildyti eritropoetiną ir geležį. Ir kad užtikrinti, reiškia, tinkamą tą gydymą, tai reikia prižiūrėti hemoglobino, hematokritą, feritino tyrimus daryti ir stebėti. Dabar iš esmės poreikis skirti geležį intraveniniais preparatais esant inkstiniai anemijai yra nustatomas pagal feritino kiekį ir pagal tai yra parenkama tinkama dozė. Ir šitas gydymas yra kompensuojamas. Dabar kitas dalykas, kurį yra svarbu nepamiršti, kad, kaip pamatysite, yra numatytos eritropoetino ir maksimalios dozės. Ir kodėl čia reikia taip galvoti, kad nebe tiek to eritropoetino skirti, nes atrodytų viena vertus, kad paskyrėjai, kuo daugiau, tai to geriau,
Nu, bet eritropoetino perdozavimas irgi gali egzistuoti, tai labai padėtų eritrocitų kiekis reiškia kraujyje, o tai galėtų provokuoti trombotinius procesus. Tai čia, kaip suprantat, irgi nieko gero. Tai va, todėl yra tokios gan griežtos dozavimo tos normos. Čia ne tik, kad būdas sutaupyti ne vaistą, bet taip pat užtikrinti, kad būtų efektyvus ir saugus skiriamai populiacijai. Na ir iš esmės, rezumuojant, gydant anemijas, tai ką reikia pasinustebėti. Kai gydymas neveikia, koreguoti reiškia gydymą, užtikrinti tinkamą mitybą, vengti komplikacijų, šviesti pacientus ir nuolat vertinti būklę. Nepamirškite, kad neretai anemijos jos gali būti labiau kaip simptomas, negu kad tokia stand-alone liga, nes tiek tos, kad ir geležies stokos anemija, jinai gali atsirasti dėl mitybos, bet taip pat gali atsirasti ir dėl ligų, tai tiek onkologinės ligos, tiek opaligė, pavyzdžiui, skrandžio, kuris sukelia kraujavimus lėtinius tokius, kurie nebūtinai matysis taip akivaizdžiai. Ir reiškia, tai ne tik trikdo, reiškia, pacientų tą gyvenimo kokybę, nes anemija sukelia ne ką. Dusulį, kvėpavimo funkcijos, taip pat fizinę krūvio netoleravimą. Bet taip pat yra simptomas ir kitų ligų, dėl kurių yra ištyrimas gydymas egzistuoja. Taigi, norint užtikrinti efektyvų saugų gydymą, tai ką reikia požiūrį individualizuoti, tinkamai dozuoti vaistus, pacientus stebėti, na ir užsiimti prevenciją, nes kaip jūs turbūt suprantate, kad mitybos nepakankamumas, tai kai kurių toksinių medžiagų vartojimas, jisai netgi labai koreguojamas yra rizikos veiksnys. Tai ką, ačiū Jums tada už dėmesį ir susitiksime darbuose.